Pats Marcinkevičius norėjo pastatyti paminklą knygai. Ir kažkaip niekaip nepavyko jam esant gyvam, tai čia savotiška duoklė grąžinti tą kas neįvyko. O čia toks kaip žmogus narvas ir paukštis viduje, tai yra kaip gyvybė užlaikyta viduje, kuri dar gieda. Kad jisai, jeigu išskris paukštis iš narvo, tai jisai jau žmogus bus be atminties. Idėja vystėsi labai ilgai, aš tą idėją nuo gal 85 tokia turėjau gyvybę, paukštis, narvas ar ten dar. Tai ir jinai vystėsi vis skirtingai, o įgyvendinimas tai gal 1,5 metų išėjo su ilgai liejimas yra dėl to, kad pavyzdžiui Basanavičių liejo 8 mėnesius, tai šitam nemažiau prireikė dėl to, kad imlesnis darbas ir iš vidaus reikia bronzą tvarkyti. Kas gali sumenkinti, tegu stengiasi sumenkinti, o laikas padarys savo. Prisiminkim tuos gūdžius laikus, tai buvo gurkšnis kažkokios tai, kaip pasakyti, laisvės ar ten kažkokio tai gurkšnis tyro oro tuose laikuose, kai skaitydavai apie žodį, apie žmogų, apie tautą. Tai darė įspūdį ir kaip kėlė truputį, negniuždė. Slegiantis akmuo atsakomybė nuslūgo ir jau kažkokios kitos galbūt dedasi, ko nebaigti darbai. Taip kad gerai jaučiuosi. Ir manau, gal kaip va tokiam miesteliui negėda.